Sveiki, mėly saugomų teritorijų bičiuliai, tie, kurie jau buvot su mumis ir tie, kurie būsit su mumis. Kiekvienais metais lankymosi galimybės vis didėja, vis plečiasi, bet yra ir objektų, kurie jau seniai buvo pritaikyti, o mes labai norim, kad jūs pažintumėt ne tik atskirus objektus, gamtos paveldo, kultūros paveldo objektus, bet ir kraštovaizdžio kompleksus, kad suprastumėt, kam tie draustiniai reikalingi ir atskirai, ir valstybiniuose parkuose. Geriausia gamtą pažinti pėsčiomis. Kai važiuojam automobiliu, tai tik tais akimirksniu pamatom ką nors. Kai važiuojam dviračiais, daugiau matom, bet vis tiek turim labiau žiūrėti po kojom, o kai keliaujam pėsčiomis, mes galim visas vertybės pilnai pajausti ir paliesti, pačiupinėti, pasėdėti, pagulėti ir taip toliau. Tai pėsčiųjų takai iš tiesų yra turbūt tie, kuriuos lankytojai bene labiausia mėgsta. Vilniečiai yra labai pamėgę Neries regioninį parką ir Šilėnų pažintinis takas, jisai jau ne pirmą kartą sutvarkytas, atnaujinti elementai, bet čia mes galim faktiškai geriausia pažinti Neries slėnį ir jo vertybės. Dubysos regioninio parko takas su iššūkiu. Čia yra tiems, kurie tikrai mėgsta ir gali keliauti ilgiau. Maironis iš tiesų vaikščiojo šitų takų, jis keliaudavo iš savo sodybos, savo gimtinės į Betygalą. Mergiškių kraštovaizdžio draustinis arba kompleksas yra Aukštadvario regioniniam parke. Jame yra didžiulė įvairiausių objektų įvairovė. Tai ir Velnio duobė, ir Ustronės riedulynas, ir Piliakalnis. Vieną kartą galima keliauti viena kryptimi, kitą kartą kita kryptimi ir aplankyti vis kitus mažuosius, tokius mažesnius objektus, kad susidarytumėt savo bendrą vaizdą. Nes tai yra kalvynas, labai įvairus ir labai sudėtinga jį parodyti vienoj vietoj. Su Rambyno kraštovaizdžiu buvo paprasčiau. Tai Rambyno kalnas, kurį, tikiuosi, kiekvienas Lietuvos pilietis žino. Jis labai lankomas, labai garsus, bet kad nesustotumėm tik tais prie Rambyno kalno, pakvietėm žmonės, sudarėm sąlygas pakeliauti Nemuno slėniu, sudarydami galimybę pasižiūrėti įvairiais kampais į Nemuno slėnį ir į gretimus objektus. Šiais metais jau galima per Šventąją persikelti, pereiti naujų pėsčiųjų tiltų, kuris sujungia abudu Šventosios krantus ir galima pasivaikščioti ne tik medžių lajų taku, bet pereiti į kitą pusę ir pamatyti kitus objektus. Vištyčio malūnas, jisai yra vienas iš tų elementų, kuris formuoja Vištyčio regioninio parko išskirtinę vertę. Ir jis ilgą laiką rymojo ten ant to kalno be sparnų, o jo įranga visai išlikus tokia, kokia buvo anksčiau. Tai mes labai džiaugiamės galėję sutvarkyti, prikelti malūną antram gyvenimui. Kviečiam visus pažinti Lietuvos saugomas teritorijas, tapti jų bičiuliais ir padėti mums išsaugoti vertybės ateities kartoms. Džiaukimės visi kartu.